Sveiki visi. Šiandieną nusprendžiau pasidalinti keliais tokiais pastebėjimais, kurie gimė man būnant, vedant savo naują projektą Drąsos sprintas, kuris vyksta jau antrą savaitę ir sekmadienį baigsis. Vakare mes susitiksime paskutiniam pokalbiui. Šitas sprintas, ne šiaip savo sprintas pavadinimas, ne tik tai skambų žodžiai, bet tiesiog jis labai intensyvus. Ir žinot, pats smagiausias dalykas, pati gražiausia frazė, kurią aš išgirdau per šitą laiką, tai buvo: "Vau, aš tai padariau, man tai pavyko." Ir per šitą laiką, einant šituo drąsos keliu, kartu su grupė moterų, man išsigrynino keli dalykai, kuriais noriu pasidalinti. Pavadinau tai 50 drąsos atspalvių, tai skamba skambiai, bet iš tikrųjų tai nebus 50 patarimų ar dar kažkaip pavadinti, kaip jos galima, bet tiesiog keli pastebėjimai. Galbūt jie jums irgi pravers, einant į drąsą. Nes savo gyvenime mes visi nuo pat mažų dienų, mes vis tiek darom tos drąsos žingsnius. Vaikystėje tie. Vaikščiojimas pats pirmas, kur yra visiškai nesaugu, iš pradžių padeda tėvai, po to mes patys pradedame eiti, po to savarankiškas gyvenimas, po to ateina santykiai, po to saviraiška ir daugybė mūsų gyvenimo etapų, kuriuose mes tarsi išsineriame iš savo senos odos ir leidžiame užaugti naujai. Ir būtent tai mums padeda padaryti tie nauji žingsniai. Tie žingsniai į tai, ką mes nežinom ir kurie, žiūrint į priekį ir apmastant visą tai, atrodo nesaugus. Tačiau nesaugumas iš tikrųjų yra žmogaus gyvenimo pagrindas, kad ir kaip nefainai tai skambėtų. Nes kada mes gyvename tik tai saugume, mes apaugam kerpį. Ir evoliucija nevyksta. Nevyksta evoliucija ir mes tampame nelabai gyvi. Todėl kiekvienas dalykas, naujas dalykas, kurį mes savo gyvenime padarom, jis mus atgaivina. Ir aš tai labai akivaizdžiai matau, kai moteris kažką padaro video, išeina į eterį ir kiek adrenalino gauna ir kiek atsiranda pasitikėjimo daryti kitus žingsnius. Ir tai yra nuostabu, nes tai išplečia mus. Mes tampame erdvesni savo viduje. Ir stebint kaip tą procesą, kaip viskas vyksta, aš net ir pati ant savęs, tarkim, įrašinėjau šitą video ir paspaudžiau mygtuką ir įrašiau pirmą video ir paskui pastebėjau, kad buvo įjungus sulėtinimo funkciją, taip kad man jį reikėjo pašalinti ir pradėti iš naujo rašyti. Ir aš pastebėjau, kad kuo daugiau kartų aš kartojau, tų dublių buvo, bandymų, tuo man sunkiau sekėsi būti natūralia tikra. Ir paskui padariau pauzę ir vėl iš naujo prieinu prie viso to, kad galėčiau papasakoti pagaliau tai, dėl ko aš atėjau. Taigi, vienas svarbus pastebėjimas, kurio noriu pasidalinti, tai netidėlioti. Jeigu nusprendžiat kažką padaryti, ar įrašyti, ar įkelti, ar sukurti, tiesiog dabar daryti. Ir aš turiu tam terminą, ale prima vadinasi. Tai reiškia iš pirmo karto. Nes mano toks pastebėjimas, kad iš pirmo karto pavyksta geriausiai. Tiesiog geriausiai. Tada mes iš tikrųjų atiduodam maksimumą, gavom impulsą, padarėm veiksmą ir įspinduliavom daugiausiai energijos. Ir ta energija pasiekia tą žmogų, kuris klauso, ir mes lengviau, laisviau jaučiamės. Kuo mes labiau kartuojame, tuo labiau tampame vaidmenyje. Todėl labai svarbu padaryti ir įkelti, ar tiesiog padaryti veiksmą ir paleisti jį į eterį. Kitas dalykas, kas labai svarbus ir kaip aš pamačiau, kas iš tikrųjų veikia,
kada žmogus nemeluoja, kada jisai neturi ko pasislėpęs, ko žmogus labiau nori nuslėpti kažką tai. Tai nereiškia, kad mes turim sakyti viską, ne apie tai yra. Nuslėpti tai reiškia, kad būti ne iki galo tyram. Nes tyrumas tame kalbėjime labai svarbus. Ir kiti žmonės tai jaučia. Dar vienas svarbus momentas, kad mes gyvename labai dažnai virtualiame pasaulyje. Ką reiškia virtualiame? Tai ne vien tik tai internetas, socialiniai tinklai, kur mes užkimbam ir išbūnam ilgą laiką. Aš labiau turiu galvoje virtualiame pasaulyje, kada mes ištisai apmastom gyvenimą vietoj to, kad gyventumėm. Mes gauname idėjas, mes jas sukame, mes kažkokių svajonių turim, mes sukame, apmastom čia už, čia prieš, kaip geriau padaryti, paskui pradedam abejoti, paskui čia ne mano, aš to nedarysiu. Ir galop iš tikrųjų nepadarom. Todėl iš viso to išlaisvina geriausiai kas? Veiksmas. Veiksmas bet kokią idėją, bet kokią mintį nuleidžia į materialų pasaulį. Tai reiškia, iš to subtilaus pasaulio nuleidžia į materialų pasaulį. Ir ką aš pastebėjau, kad ypatingai tie žmonės, kurie eina sąmoningumo keliu, kurie eina dvasiniu keliu, jie per daug nusileidžia į gilį savo, per daug ten visokių procesų vyksta. Ir kada jiems reikia išnešti tai, ką jie suvokia, ką patyrė į aplinką, ir kas tai aplinkai, žmonėm yra labai svarbu, nes dalymasis yra labai svarbus dalykas mūsų gyvenime. Jie nebegali išeiti, nes jie užklimsta tame savo vidinėme pasaulyje, toje gelmėje, kuri taip, jinai reikalinga. Ir mums apskritai reikalingi įvairūs ciklai. Mums reikalingas ciklas ir nugrimsti į save. Mums reikalingas ciklas išeiti iš savęs. Mums reikalinga raumenį įtempti, mums reikalinga mokėti raumenį atleisti. Mums reikia išnaudoti, kaip čia negražiai pasakiau, mums reikia būti moterims arba vyrais, ne? Bet kartais tam tikriem veiksmam mums reikalinga ir tos savybės. Ir turime gebėti tai savy suderinti. Būti giliai savyje moteriška savybė. Išeiti iš savęs, eiti į veiksmą yra vyriška savybė. Tačiau realizacijoje neįmanoma be to. Todėl visame kame reikalingas ta ciklų kaita, apykaita. Ir dar vienas momentas, kurį ypatingai noriu pabrėžti, tai kad mes labai sureikšinome formas ir išorinius instrumentus, įrankius įvairiausius. Tai reiškia, kaip aš to padarysiu. Kaip aš pakalbėsiu, ką aš kalbėsiu, kaip aš atrodysiu, ar mano antakiai vietoje, ar lūpos padažytos, ar aš gražiai atrodau, ar aš negražiai atrodau, ir taip toliau. Aš nesakau, kad tai nesvarbu, bet tai yra antraeiliai dalykai. Pats pirmas dalykas tai perduoti tą energiją, perduoti tą vibraciją, kuri eina per mus. Tačiau jinai nėra mūsų. O kad mes ją galėtumėm per save praleisti, mes turime būti pralaidūs ir turime būti atviri ryšiui su kūrėju, su beribės sąmonė, su visata, su Dievu, vadinkim kaip norim, bet tai yra apie tą patį. Ir todėl pats svarbiausias dalykas, kuris mus išlaisvina nuo tų, kaip aš tai padarysiu. Nes kada žmogus yra savo vidinėme tikrume, savo vidinėje tiesoje ir ryšyje, kai per jį prateka tas unikalumas, kurį žmogus gavo kaip dovaną iš kūrėjo, kad tą dovaną galėtų atiduoti kitiem, ir kada jis yra ryšyje, pagavęs impulsą ir įžemindamas į savo veiksmų, jisai nebegalvoja apie tos asmenybės ypatumus,
Apskritai, tas laikas, kada mes sureikšminom savo asmenybę, sureikšminom asmenybės tobulinimą. Aš nesakau, kad tai yra nereikalinga. Taip, tai yra labai reikalinga ir mes turim praeiti tuos etapus. Tačiau ateina momentas, kada mes išeiname iš to 7 čakrų, vadinkim taip, lygmens, kas yra taip pat fizinis kūnas, vis dar. Ir mes išeiname į begalybę, mes išeiname į kosmosą, mes išeinam į tą beribę erdvę, kurioje viskas įmanoma. Ir kurioje nereikia galvoti apie savo antakius, apie blakstienas. Ir kada tu pagauni tą impulsą, kada tu jam atsidarai, viskas vyksta savaime. Ir tie visi išoriniai dalykai, kurie taip svarbus, bet jie tampa antraeiliai. Tada nėra taip svarbu mano išvaizda. Tada nėra taip svarbu, kokiaisgi žodžiais aš tai pasakysiu. Tada eina, tada teka per mane ta upė, kuri teka per visą, kas gyva šitam pasauliu. Tai aš labai noriu jūs nukreipti būtent į tą momentą, kad už visus išorinius dalykus yra svarbesnis tas ryšys ir to ryšio kurstymas kiekvieną dieną, puoselėjimas jo. Ir kada mes jį turim visose kitose srityse, nebereikia galvoti, kaip išsivaduoti iš skausmo, nebereikia galvoti, kaip mylėti save, nes tu žinai, kad tu esi visada meiliai, kada esi ryšyje. Nes tu žinai, kad tu esi saugus ir nebereikia nieko kontroliuoti tada. Nereikia savo kūno kontroliuoti, nereikia savo burnos kontroliuoti, ką jinai kalba. Tai tiesiog labai linkiu jums atrasti tą ryšį ir kiekvieną dieną puoselėti. Ir tada visi dalykai bus savaime. Iki.